Vincas Krėvė. Galvažudys. Pirmas skyrius. Gerai ganyti vasaros metu Rugienoje kiaulės. Žolės kiek nori, kiaulės nebeginėja į laukus, nei varyti, nei suvarinėti jų nereikia. Subėga visos vienon vieton, ten, kur gubos stovėjo, ir šnipinėja, renka savo grūdus. Varyk, nepavarysi jų iš tos vietos. Du piemenių, žvairių Petriukas ir juknių Mikas, guli savo pamiškėje pas griovį, gunčeles pasiklojusių. Mikas, gulėdamas ant pilvo, drožinėja dūdelę rėknę, margina ją visokiais rėžais. Ir rėknėgi jo. Visos sodžiaus piemenys pavydi jos. Ne kartą net pavogti bandė, bet vis tik niekas tokios kitos nudrožti nemoka. Ir rėknėgi tai, net 4 balsais, vis tiek kaip pirktinė. Petriukas guli sau aukštielninkas po didžiausia pušele, rankas užlošęs ant galvos, ir klauso, kaip švokščia giria. Mikai, ar girdi, kaip miškinis medžių viršūnėmis bėginėja? Tarytum griaudžia. Štai, arčiau, arčiau. Ar ant mūsų užbėgs, ar šonų? Mikas klauso. Tikrai, ten toli toli, sušvokštė medžiai taip tirštai, lyg kažkur toli sugriaudė. Ir vis arčiau, arčiau, lyg kažkas bėga medžių viršūnėmis. Štai ir čia pušelės užšvokštė, šakos sukrutėjo, sulingavo ir papūtė vėjelis. Tai vėjas, ne miškinis. Kalbėk, skerdžius geriau žino, kad vėjas tai visur pūstų. Tai jis, medžių viršūnėmis lėkdamas, tokį triukšmą kelia, lyg vėjas. Tėvulis juokiasi, sako, jokių miškinių nesą. Tavo tėvulis tiek ir išmano, skerdžius daugiau žino. Štai matai, laumės plaukai lekioja. Tai voratinkliai giedra reiškia. Voratinkliai, iš kur jų tiek imtųsi? Kodėl jie kitų metų nelekioja? Tėvulis kalba, kad laumę vyrai pramanė moterims gąsdinti. Ne, brol, ir laumių yra, skerdžius patsai matęs. Jisai daugel žino. Mikas ir tiki, ir netiki. Žinoma, skerdžius pasakoja tiesą, betgi ir tėvulis. Visigi žino, kad jo tėvulis labai mokytas. Visas sodžius pamena, kad jisai net kunigą pataisė. Skaitė kunigas laikraštį žmonėms, kalėdodamas pereitais metais, ir apsiriko, o tėvulis ėmė ir pataisė jį. Visi tada stebėjosi, o kunigas tai tik paraudonavo kaip Putinas. Žinoma, paraudonuosi, gėdagi. Kunigas ir apsiriko. Brol, negali būti, tvirtai atrėžė Petriukas. Kas gali daugiau mokėti negu kunigas? Vargoninkas ir tas nepataisys kunigo. Pasiklaus kitų, jei manim netiki. Visas sodžius tai žino. Ginčijasi piemenis, nejaučia nelaimės. Nei dabon nededa, kad eina pliauga. Eina miškan, tegu sau eina, tik kam botagą nešasi. Bet jau tik pažvelgęs į jo rūstų veidą, tuoj pasakytai, kad ne veltui botagas jo rankoje. Ir kurgi nepyksi. Pusę valandos vaikė daržuose kiaulę, kuri jam visą užuoganą bulbių išdėjo, nukniso, o piemenų niekur nei gyvo garo. Vaikė, išvijo iš savo bulbių ir paliko svetimose. Nei žodžio neištaręs, kai tik priėjo pliauga į piemenis,
Tai ir sušutino juos botagu. Vieną per pilvą, kitą per nugarą. Šoko piemenukai, lyg gyvatė juodu būtų įkandusi. Vienas smuko miškan, antras per griovį laukuosna nudūmė. Net nustebo Pliauga, kur jiedu taip staiga dingo. Jis manė gerai juodu nukulsęs, o dabar nerojo ir vieną kartą kaip reikia sušerti. Ak jūs, erodai, tai jūs čia gulėsite, o ten kiaulės bulbės knis. Aš jums, grasydamas botagu, rėkė Pliauga. Parginsite jūs man namo. Paptersi gaidį uodegon, net verkdamas atrėžė Petriukas. Juozą Kuosą kiaulių tekis, be uodegės, kirkė įpykęs jį toliau. Palauk, palauk, te pagausiu tik aš tave, neprausta burni, vis graso Pliauga, kurio vardas ir buvo Juoza. Pagrasė botagu Pliauga ir nuėjo savo pamiškį į kelią. Petriukas ilgai dar plūdo, kaip mokėjo, bet anas jau nebėjo dabon. Piktas, net susiašarojęs, ėjo Petriukas dabar į daržus, rinko kiaulį akmenis ir krovė kišeniun. Pilvas svilino lyg ugnimi ir stori marškiniai, kas žingsnis žeidė jam skaudulį. Petriukas nusijosi juostą ir pakėlė marškinius. Skersai viso pilvo, kur tik pasiekė botagas, raudonavo ringė. Kad tave perkūnas dievulis nudėtų ir tavo kiaulę drauge, kad tavo kaulus taip svilintų velniai, keikė Petriukas. Juo labiau keikė, juo labiau širdo Petriukas ant kiaulės ir vis didesnius akmenis kimšo kišeniun. Priėjęs daržus, Petriukas pasikopėjo ant tvoros ir dairosi, kur toji prakikta kiaulė, dėl kurios jam teko Pliaugos botago paragauti. O jos tik nugara juoduoja bulbojuose. Arta ir nuarta, knista ir nuknista visas užuoganos galas. Ir vis prakikta kalpokų žvinė. Tokia zuini, prakiktoji, jog vis tiek jos neprižiūrėsi, nors ir kažin kaip žiūrėtai. Nei tvoros jai nėra, nei vartų. Kur priejo kaip arklys, per tvorą ir tiek. Vakar išdėjo lukšos bulbės, nūnai juknio. Ir kiek kartų jau sakė kalpokui, kad pririštų jai branktą, bet kur tau. Petriukas atsargiai, kad kiaulė nenugirstų, perkopo kiton tvoros pusėn, išsitraukė iš kišeniaus patį didžiausią akmenį ir sėliną, iš užpakalio užėjęs į kiaulę. Ji gudri, piktagalvė. Pajus, nei pavysi, nei botagu sudroši. Užvakar jiedu kartu su Miku mėgino ją nuilsinti. Vaikė, tik patys nuvargo, kiaulėsgi nenuilsino. Bet dabar tie prisėlins tik. Sužinos ji, kaip svetimos bulbės knisti. Ir juo arčiau buvo kiaulės, juo dručiau gniaužė Petriukas akmenį rankoje. Pikčiau virėjo širdis ir atsargiai selino jis. Kiaulė, diegus berausdama, čiauškina savo bulbės, nei nejaučia, kokį Petriukas gamina jai kerštą. Priselinęs, kad drožė abiem rankom akmenį vidausin žviniai, tai drožė. Bet kiaulė nei nesužviegė, tik pritūpus ant pasturgalio, iškėlė snukį aukštyn, lyg orą uostydama, žioptelėjo kartą, kitą ir nugriuvo ant šono. Petriukas ją botagu. Kiaulė sutribilavo kojomis kelis kartus ir liovėsi. Guli sau, lyg ne jos šlaunis šutina botagas. Toptelėjo Petriukų širdin, kad jisai užmušė kiaulę. Pražuvo jau dabar visa jo alga. Tai nukuls jį motutė, kai sužinos. Neturės dabar kalėdoms nei batų, nei kepurės su mėlynu valiniu.
Nusigando Petriukas ir rėkdamas leidosi per kalnus namo. Vai, dievuliau. Taip verkdamas, prilaikydamas ranką kelnes, įsmuko jisai savo kieman. Kokis tave galas plėšia? Ko dabar tu čia rėki ne savo balsu? Klausė jo nusigandusi bobulė, sena žvairienė. Ji viena dabar namie, o visi kiti šeimiškiai laukia. Kas rugius veža, kas avižas pjauna, o kas rauna grikius. Bobulė jau rodosi, kad gal sušarkė, pieningiausia karvė kažkas atsitiko. Vaigi, kalpoko kiaulė išgaišo. Kad tave galas, spjovė bobulė. Net visas kūnas pagaugais nuėjo. Maniau, kad Dievas žino, kas atsitiko ten. Karvė puolė, ar dega kur trobos. Vaika, dabar primuš mane kalpokas. Nagi kam dabar tave kalpokas muš? Ar tu kaltas, kad jo kiaulė padvėsė? Te kaunasi su Dievu, ne tave muša. Duos jam, kas tave mušti. Vai, kad aš ją akmenukus sudaviau. Ji juknio bulbės kniso, mane pliauga mušė, tai aš paleidau ją akmenimi, o ji dabar nuvirto ir guli, verkė Petriukas. Bobulė liovėsi trupinusi žolę, atsikėlė nuo suolo ir šluosto prijuostė rankas, pati nežinodama, kam tai daro. Tai tu galvažudy ją užmušei? Dievaž ne, bobulė, aš tik akmenuku paleidau, aš visai nenorėjau. Čia striūbaudamas, kaip mokėjo, išpasakojo Petriukas bobulei visa, kas atsitiko. Kaip jie vakar, užvakar ir kas vieną dieną vaikė kiaulę iš bulbių. Kaip veltui kasdien prašė kalpoką, kad pririštų jai branktą, kaip jos pliaugą nupylė. Bėgsiu dabar pas motulę namo, aš vis tiek dabar čia negyvensiu. Užmuš mane kalpokas ir dar visą mano algą už kiaulę paims. Bobulė nei kiek nesigailė Petriuko. Jisai žinomas galvažudys. Anadien nurinko kiaušinius iš gūžtų, o vakar apskynė pačias geriausias aguonų galveles. Tiesa, išsigynė, kad tai ne jis, bet jos jau neapgaus. Nors pikta bobulė, vis dėlto bijo, kad jis nepabėgtų namo. Ką darysi likęs be piemens šiuo metu, vasarai vos įpusėjus? Kur imsi kitą? O šitie ištvirkeliai, jiems kas? Metė ir nuėjo. Todėl bobuliai kalbinėja, ramina Petriuką. Kas vaikel tavo algą jam dabar duos? Užmušiai kiaulę, ima ją galas, bet tik niekas nematė. Ko brangto nepririšo? Niekas nematė, tik gal Mikas. Tu gerai prigrasyk Mikui, kad jam suversi visą bėdą, jei jisai kam nors prasitars. Maža kas galėjo ją užmušti, radęs bulbėse. Bobulė nutildė Petriuką, dargi ir užkasti jam davė rūgštaus pieno ir įdėjus duonkrepšin du agurkų kaip jaučių, nusiuntė vėl laukan pas kiaules. Skubinkis, vaikeli, greičiau. Matai, debesis kyla. Ten Mikas vienas nusigas ir dar suleis visas kiaules javosna. Petriukas jau ramus, eidamas per sodžių, pliauškina botagu ir mėtydamas akmenimis erzina šunis. Iš vakarų kilo aukštyn mėlynas debesis ir toli, lyg kažkur po žeme, griaudė. Debesis visai jau buvo užgulęs, kada Petriukas grįžo pas kiaules. Saulė dar nepasislėpė po debesiu, bet jisai greitai slinko, apguldamas kiaurą padangę, mėlynas, tirštas kaip siena. Griaudė vis smarkiau. Tuo sudūmė iš vakarų šaltas ir drėgnas vėjas. Mikas varinėjo kiaules, verkdamas visą gerklę. Jisai labai bijojo griausmo, o dar būdamas vienui vienas tarp laukų. Mikas skubino nusivaryti kiaules arčiau sodžiaus, bet kiaulės jo nelabai klausė. Iš vieno šono pavers,
pavarys arčiau sodžių, kitam krašte jos vėl nukriko senon vieton. Ūdžiu namo, ūdžiu. Mėgino Mikas lėktinti, bet kiaulės, nepripratusios tokiu metu namo bėgti, nei nevengė jo uždžiūdžiavimų. Mikas, pamatęs dabar Petriuką, labai nusidžiaugė, lyg diena jam giedriau būtų prašvitusi, bet vis dėlto gerai išplūdo jį. Petriukas, nors kaltas neliko, tačiau greitai susitaikė ir neiškentęs viską papasakojo Mikui, kuris jau ir be to žinojo, buvo dasipratęs, kodėl Petriukas kiaulės netvaręs, tiesiai namo nudūmė. Tik tu, Mikai, žiūrėk, niekam nesakyk. Žinoma, nesakysiu, tvirtai atsakė Mikas. Jis tikrai manė niekam nesakysias. Kai sužinos, kad kiaulės nėra, suversim bėdą Pliaugai. Gal kas dar ir matė, kaip jis vaikė ją iš bulbių. Pasakysim, kad jisai ir užmušė. Mikas buvo labai patenkintas, kad jiedu taip pat keršys nelabajam Pliaugai, nuo kurio botago ringiant nugaros jis dar ir dabar jautė. Tai susipeš jiedu su Kalpoku. Mikas net nusijuokė, kai pamanė, kaip smarkiai Kalpokas nubars Pliaugą, o gal dar net ausin kirs, ar teisman patrauks. Dabar abu greitai nusivarė kiaules net į patį sodžių. Vėl papūtė stiprus, šaltas vėjas, sukėlė dulkių, perkūnas sugriaudė su tokiu trenksmu, jog net gyvuliai ir tie nusigando. Saulė pasislėpė, bet žvilgtelėjo dar kartą, antrą, pražiurbėjo, praskleidusi debesius, lyg atsisveikindama su pasauliu, ir pranyko. Tamsu ir gūdu pasidarė. Krito vienas lašas, antras, ir pliūptelėjo lietus kaip iš kibiro. Piemenys skubiai suvarė kiaules sodžiaus gatvėn ir patys nubėgo Žimkelio pirkelėn, kuris stovėjo pačiame sodžiaus gale. Kai tik siūptelėjo lietus, kiaulės žviegdamos leidosi visos bėgti namo. Bangas greitai praslinko. Tuoj skaudus lietus nustojo lyjas, nustojo ir griaudę. Tik toli vis dar ūžė audra, bet jau rytuose. Debesis praskiedo ir lyjo tik retas lietukas. Piemenys išlindo iš Žimkelio pirkios ir taškydami purvyną ėjo vidukele, kur dar bėgo upeliai, ir eidami rinko geležėles. Žvairių namas stovėjo arčiau. Mikasgi gyveno pačiame sodžiaus gale. Jei tu nors žodį išsižiosi, vis tiek negyvensi, pagrasė Mikui Petriukas. Kada Mikas ėjo pro Kalpoko kiemą, matė, kaip Kalpokienė, pasikaišijus suknelę aukščiau klupščių, viena ranka maišė lovyje kiaulėms žolę, kita mušė kiaules per snukius, atsigindama, kad nelystų be laiko. Mikas, patsai nežinodamas kodėl, atsistojo ties vartais. Hi, juokėsi jisai, teta, hi. Kalpokienė dirstelėjo į jį. Ko dabar tu šaipais? Kas čia tave juokina? O jūsų kiaulės, teta, nėra. Žvairių Petriukas ją užmušė. Antras skyrius. Tuoj grįžo iš laukų ir visi šeimiškiai. Kokisgi darbas lauke po lietaus, kada javai kaip vanduo. Suriši pėdan, šlapės avižas ar grikius, tai pėdė ir sušus, nieku nueis. Tai tu galvažudy, Kalpoko kiaulę užmušei. Užsipuolė barti Petriuką Žvairių Monika, 17 metų mergina. Petriukas net krūptelėjo išgirdęs. Nejaugi bobulė būtų pasakiusi. Ar kažkas matė? Kas tau sakė? Klausė jisai bailiai. Kas sakė? Dar klausia. Kalpokienė visą sodžių sukėlė, tave keikdama. Vaikas visai nusigando.
jau kad kalpokienė žino, neišsiginsi. Dievaž, ne aš, jau visai silpnai mėgina dar teisintis Petriukas. Vai, išperstau kalpokas kailį, pamatysi galvažudį. Pasislėpk, vaikel, staiga prabilo ir bobulė. Kalpokas ateina. Matyti, Mikas papliauškino. Vaikas, išsprukęs iš pirkios, kaip rytinė palindo už Niekočios, kuris stovėjo priemenės kampe. Kabalkstelėjo durys ir priemenėn įėjo kalpokas. Petriukas tupi už Niekočios ir tik girdi, kaip tvaksi širdis. O ji plaka taip garsiai, jog rodosi visoje priemenėje girdėti. Kad tik tasai nevidonas kalpokas neišgirstų. Primuš dar, iš čia juk neištrūksi. Vaikas ranka gniaužė krūtinę, užsitojojęs, kad nekvėpuotų. Tik širdis nesiliauja tvaksėjusi. Kas bus, jei išgirs. Bet kalpokas nieko nenugirdo ir ramiai nuėjo pirkion. Kai tik duris užsidarė, vaikas vienu matu išlindo ir iš priemenės stačiagalvėmis nudūmė į kluonus. Dabar jau jisai nieko nebebijo. Kad kalpokas ir pamatytų jį, vis tiek nepasivys ir nepagaus. Kur jūsų piemuo? Klausė kalpokas, nenusiėmęs dar kepurės. Kam tau mūsų piemuo? Klausė jį Petrienė, lyg nieko nežinodama. Prisėsk, svečias būsi. Nagi tas ištvirkelis, žmonių išgama, užmušė mano kiaulaitę. Kaip inkstas buvo. Sėsdamas ant uslano ir nusiėmęs kepurę, skundžiasi kalpokas. Kad jo žemė nenešiotų, to galvažudžio. Ar šita, kur riebi buvo, šita žila? Taigi, kaip penime buvo. Žmogau, užmuš tokis gizelis tavo žilą kiaulę. Jau kad sakau, tai sakau. Aš žinau gerai. Patsai Juknys mano žmonai sakė. Jau aš jam galvą vis tiek nusuksiu. Tegul tik pateksis mano naguosna. Dievaž dėdė, nebaidyk tu mums piemens. Neiškentė neįsikišusi kalbon Monika. Kai jisai pabėgs, tugi mūsų gyvulių neganysi. Kągi mes tada darysime? Tiesa, tu nugazdinsi jį, o mes liksime be piemens. Kad užmušė, teisman skūsk. Tegu jį šunis skundžia, ne aš. Ką tu gausi iš tokio elgetos? Ir žmonėsgi dabar, ir samdininkai. Mesk žmogus viską ir eik nuo samdininkų, kur tave akis veda. Ir ėmė čia vienas antrai skųstis, kaip sunku dabar ūkininkui, jei savo darbininko neturi. Samdininko dabar nei nekliudyk, tik bėdos sau gausi, nedarbininką. Išdyko visi jie, bet tvarkos. Tau jisai nuostolį daro, arba ir dirba kaip šlapės dega, o tu su žodžiu bijok jam prasitarti. O ne, metė tave pačioj darbymetėj ir nuėjo. Ir viską tai padarė toji prakeikta Amerika, kad jau ji ten žemėn prasmegtų. Ilgai dar jie skundėsi ir pasakojo savo vargus. Keikė Ameriką ir peikė darbininkus. O aš jūsų piemenį vis dėlto nukulsiu ir gerai kailį nušutinsiu. Tesučiupsiu tik kur nors. Staiga baigė savo kalbą kalpokas atsikeldamas. Dievaž, nebaidyk, tegu tik išbėgs. Atvarysiu visus gyvulius tavo kieman ir gink patsai. Na, pamatysim. Likitegi sveikos. Užsimovė kepurę ant ausų ir išėjo pro duris. Praėjo Bertainis. Lietus nustojo lyjas, debesis visai išsisklaidė, dangus nusiblaivė ir saulė vos pražirbėjo. Dar buvo anksti, saulė dar aukštai stovėjo. Moniutė, bėk, paieškok Petriuko. Kur jisai dingo? Tevaro kiaules laukan, dargi anksti. Monika pasikaišė suknelę ir užsimetė skepetą ant pečių. Dabar jis užlindo kažkur, kad jo ir su ugnimi neberasi.
Už pusės valandos Petriukas jau varė, užėmęs nuo sodžiaus galo kiaules, pliauškino botagu ir erzino sodžiaus šunis. Vai, mergos vaikai, varykite kiaules, šaukė jisai visą gerklę. Arti Kalpoko kiemo Petriukas jau nebe taip pliauškina botagu, nešukaloja ir neramiai dairosi. Štai Kalpokas, nešdamas dalgę ant peties, kopa per spragą iš daržo. Pamatęs jį, vaikas neperkopo, bet pervirto per tvorą kitan daržan ir rituoja jau per batvinius, per kopūstus. Nors Kalpokas jo ir nemanė vyti, bet Petriukas atsigręžo tik pas kluonus. Mato, Kalpokas stovi pas tvorą ir graso jam pirštu. Vis tiek aš tave kada nors sučiupsiu, galvažudytų šiokis. Na, pagausi kaipgi, tik lauk. Netokis Petriukas kvailas, kad jį kas sučiuptų. Ir nubrido Petriukas per rasotus daržus, iškopo tik sodžiaus gale, lygi pajuostės šlapės. Ten ir Mikas jau atsivarė kiaules. Nei vienos nepraleido Petriukas, atsistojęs vidugatvėje, kad nesušertų botagu. Kam dabar tu jas muši ištvirkelį? Piktų balsu bara jį Martinienė, stovėdama darže. Ar tu dūšios neturi? Ar gal nekrikštytas, kad už niekų nieką taip gyvulius kapoji? Petriukas nei nedirstelėjo ton pusėn, lyg ne jį bara. Sušėrė vieną kitą, pačias neramiausias kiaules smagiai kaip tik galėjo, jog tos net žviegtelėjo. Tai vaikelis, tai galvažudys, kad tave žemelį nenešiotų, keikė jį Martinienė. Ir kam jisai tuos gyvulius kapoja? Pasiėjęs keli žingsnius, Petriukas sugriebė akmenį ir paleido Rameikos gurbon. Šuo matyti snaudė ir Petriukas jį labai išgąsdino, nes išsprukęs iš gurbos, skalindamas nudūmė, peršokęs per tvorą daržan. Petriukas palydėjo jį kitu akmenimi, bet nepataikė. Kai tik akmuo nukrito, šuo per pasodininkus, per kopūstus pribėgo ir stvėrė jį dantimis, lyg akmuo, o ne Petriukas kaltas būtų buvęs jo išgąsčio. Petriukui labai patiko, kad šuo akmenis gaudo. Jis kitą kartą sviedė jį akmenimi, bet šio jau visai šuo negaudė, tik lodamas nubėgo į kluoną. Va, ar nesiliausi mėtęs akmenimis, žaksėdamas bara Petriuką Rameika. Kopūstus išlaužysi, ar dar langą išdaužysi, nėra tau tėvo pasturgalių iškapoboti. Tai tau ir žmonės. Akmens paleisti ir tai negalima, kad tave nebartų. Mikai, varyk greičiau kiaules, ko snaudi? Reikia Petriukas dabar ant Miko, nors tasai jau ir be to bruka jas kaip galėdamas. Kiaulės, išėjusios iš gatvės, pakriko laukuose į visas šalis. Petriukas ir Mikas eina savo paskui, varinėja jas, mėtydami akmenaičiais, kuriai pataikys, toji kiek pasibėgės, uodega parangys ir vėl knisinėja savo šlapę, atlytą žemę. Tai tu pasakei Kalpokui, kad aš jo kiaulę užmušiau. Atsiminęs Petriukas rūšį paklausė Miką, kuris paraudonavo kaip Putinas. Jis nebijojo Petriuko, tik jam buvo labai nesmagu. Die, ne aš, teisinasi jisai, kad aš taip gyventau, ne aš. Ne tu, o kasgi, kad ne tu. Ir pliaukš jį botagu per gunčelę. Ar aš žinau kas, tik ne aš, ginasi Mikas net užsiverkęs ir už botago visai nesitveria. Jis jau gailisi, kad išdavė sebrą. Petriukas, nors gerai žino, bobulė jam viską išpažino, kad Mikas jį išdavė Kalpokui, tačiau spjovė ir lyg patikėjęs nuėjo šalin. Jis dabar visai nei kautis, nei pykti nebenori. Ir kaip čia būsi supykęs, kad taip linksma širdį ir smagu, kad taip lengva. Oras tokis gardus, jog atsidusęs,
lyg duonos su medumi kąsnį suvalgai. Kvepia medumi, kaip pilnam bičių sodelį. Visur, ant lapų, ant žolių, net ant sausų rugienos raižų žverbla rasa. Tvoros, akmenys žiba saulės spinduliuose lyg pasidabrinti. Sodžiuje rėkia, čirškia lyg bobos susirinkusios žvirbliai. Padangėje blaška visose šalise vieversių traleliavimai. Ten, ant smeigos galo, kuri kyšo nuo Ramėjkos kraigo kluono, tupi kregždė ir rėkia, kiek jai leidžia jos mažutė gerklelė. Niekas tiek neėda, kaip šitie piemenys, namie ėda, lauką neša, kad jie išpūstų. Petriukas neiškentė ir sviedė ją akmenimi, kuris sutarškė kraigan. Kregždė nulėkė. Nieko, primins dar jai Petriukas kada nors kitą kartą, nebekirkins ji piemenų. Tokis galvažudys. 3 skyrius. Antroji jau diena, kai dangus apsiniaukęs, drengia. Vadinasi, ruduo jau visai arti. Vasara ūžia audra, griausmai, užtvinsta gatvės. Už valandos kitos vėl giedras, vėl blaivus dangus, vėl sausa, linksma ir saulė šildo. O dabar miškas gūdžiai švokščia, pušelės siūbuoja lyg marčios, anytos nubartos. Paukščio niekur jokio ne tik neišgirsi, bet ir nepamatysi. Jei tik per šlapius krūmus bebrisdamas išvysti startukę, kuri varsnas kitas pasilėkėjus, vėl pasislepia tankiose eglaičių šakose. Šlapia, drėgna, liūdna dabar girioje. Nelinksma ir pačiam sodžiui, nedarbo metu. Pirkioje nuobodu, kieme purvynas, dranga. Kiek nori purvyno ir pirkioje, kas tik eina, kojom prineša. Pikčiausia, kad darbas tavęs laukia, o tu sėdėk rankas susidėjęs, jei landžioti pakampėmis nenori. Koksgi darbas lietuje, nei tau arti, nei tau šienauti. Ir kalpokas, niauresnis negu visada, pasiėmęs kirvį nuėjo miškan. Nors skaloms vežimas savo pasidarys. Pasinaudos tuo, kad vakar eigulis išvažiavo viešnagėn. Vis dėlto auksinas kitas liks kišeniuje. O ten jų taip maža, taip retai juos jisai temato. Eina kalpokas paraistę per apušyną. Už raisto gražus šilas, ištekinis. Neseniai eidamas juo ir ten, ir šen girdėjo kalančius medžią genius. O kur jau genys kala, ten žinoma yra sausamedžių. Sveikam šile genys nesilaikys. Eina ten kalpokas ir godoja savo godeles. O jos plaukia jo galvoje liūdnos, kaip šioji drėgna diena. Sunkios kaip sušlapintas lietaus, dranga apsunkęs miškas. Kaip jo, vargdienio ūkininko buitis. Štai ir ruduo, reikės to ir mokesčiai nešti raštinėn, o jisai skatiko prie dūšios neturi. Javai derėjo menkai, vasarojus pūna laukuose. O vėl, kas iš tų javų, gal nauda iš jų kuri? Tik vienas vargas. Savo darbininko nėra, vaikai dar maži, o samdininkas ir brangus, ir naudos iš jo nėra. Jei pats įdirbi su jo drauge, dar kruta šiek tiek. Gėda atsilikti, žmonės išjuoks, bet nusigrėži žmogus į šalį, tai ir stovi jau kaip kuolas tvoroje. Nei sąžinės jis turi, nei gėdos. O lupa, kad brangiau, kad ko brangiausia. Ir buitis gi ūkininko dabar. Sunkiai atsiduso kalpokas. Manė, kad rudenį Simajudę nors kiauliukšę parduos, bet tas galvažudys Petriukas, tasai ištvirkelis,
dar vidurvasarį kiaulę nudėjo. Ir gal ką gausi iš jo, skųsk jei nori, o nuo teismų šiais laikais saugok Dievę. Pradėti bylinėtis pradėsi, paskutinio skatikėlio neteksi, o paskui kad ir laimėsi, gal gausi ką iš tokio elgetos. Bėda ir tiek, neskūsisai jo, bet jau sučiupęs nupers kailį gerai, kad žinotų ir ilgai minėtų. Vai nupers, visą vasarą jam ruošia, bet vai paruoš. O vėl kas iš to, kad ir nukulsi, tik motina keiks, o savo buities tuo vis tiek nepagerinsi, mokesčių piemens ašaromis nesumokėsi. Iš kur jis ims mokesčius? Sunku ir gana. Būdavo, lengviau žmonės gyvendavo, ir laukai geriau derėdavo, ir javas būdavo brangesnis, o darbininkas kur kas pigesnis. Kas ir kalbėti, kad nors ir girių sargai, eiguliai, ar tai senai dar buvo tie laikai? Būdavo, davei žmogus 5-6 auksinus, nors užsiversk malką, skalomis. Prisiveži žmogus, būdavo tiek, jog per kiaurą žiemą kas vieną dieną vežimėlį parduodi miestelį. Ir rudens metu uždirbi lotomis, rastais ir mokesčius apmoki. O dabar kur tau? Gerai, kad jam pačiam netenka žalių bulbių graužti, kad prikūrentoje pirkioje sėdi. Kad ir miškas. Turėjo kadaise tėvai, kiek norėjo. Kirto, vežė jį, pardavinėjo. Manė, kad jų vaikų vaikams užteks. Pragėrė, niekais leido. Žydams atiduodavo už pusbonkį. Ištriekė, kiek turėjo, iškirto. O dabar žiūrėk žmogus į svetimą ir tik laižykis. Prašinėk eigulių, kaip didžiausių ponų, tūpčiok aplink juos. Ir pikta, ir liūdna, net kartu buvo gerklėje kalpokui. Pagailo ir savęs, ir buities savo. O čia miškas švokščia taip gūdžiai, lyg dainuoja kažkokią dainą, labai gedulingą, skundą kažkokį. Šlapi medžių liemenys stovi liūdni, lyg nebyliai, kurie žino ir pasakyti negali, kas įdomu būtų visiems žinoti. Prisiminė jisai savo mažas dienas, savo motulę ir tėvelį, kuris būdavo šlapęs pareina iš miško. Guli dabar jie aukštame kalne, dūlėja, šunta kaulai šlapioje žemėje. Lyg gerklę kas užstojo, lyg kažkas vis aukščiau ritos ir ritos. Kamuoliukas kažkokis. Patsai nepajuto, kai ašaros iš akių nuriedėjo per veidą, ant gelsvų ūsų. Fu, kad tave paibelis, ir pasensiu, ir vis kvailas būsiu. Nusikeikė kalpokas ir nusismaugęs nosį, apsišluostė šlapia rankovę akis. Apsiverkiau kaip mažas vaikas. Čia apsidairė kalpokas, lyg gėdydamasis, ar nepamatė, kas jo verkiančio. Ne, niekur nieko nėra. Tik ten toliau, raisto uodegoje, lygi pilvo klampioja karvės, subridusios balon ir gaudo šėką. Matyti, ir piemenys sėdi ten kažkur po pušele ar egle, gal net ugnis susikūrė. Sunki ir jųjų buitis, tokiam orui esant, sudrengia, sulyja kaip šunis. Pasėjėjęs kiek, mato kalpokas, kad stovi pakelėjai, įsitraukęs gunčelėn, Petriukas. Jis, atsirėmęs į pušelę, giliai traukęs galvą pečiuosna, nekruta, gal snaudžia stovėdamas. Pamatęs jį, kalpokas net nusidžiaugė. Bet tai buvo pirmas pojūdis. Piktumo dabar jokio nejautė ir mušti Petriuko nenorėjo. Kranktelėjo, nusikosėjo kalpokas. Ar neišgirs Petriukas? Ima jį dievai, tegul sau kuria.
Štai sudrengtas kaip šuo, o nepasigailės jo niekas. Kai pargins namo, gal ir marškinių niekas nepermainys. Žinoma, samdininkas, ne savo vaikas. Kostelėjo Kalpokas dar kartą, bet Petriukas nei dabon nededa. Stovi sau, prisiglaudęs į pušelę ir tiek. Kalpokas jau manė šalimi nueiti, lyg nieko nematęs. Bet dar nepriėjęs arčiau, išgirdo, kad Petriukas taip verkia, net striūbauna, net dreba visas. Vai, ir kogi tu verki? Gal skerdžius nukūlė? Petriukas atsigręžė, dirstelėjo į jį. Išgąsčio ar baimės jo akyse nematyti nei ženklo, lyg čia stovėjo ne Kalpokas, kuris ketino jį nukulti. Paršiuko jūsų man gaila. Tai kvailas vaikas. Mes jį seniai jau suvalgėme, o jisai dabar jo verkia. Tai kvailas gi tu, o dar bernas. Argi tu tyčiomis jį užmušė ar ką? Tildo jį Kalpokas. Aš dėdulę tau užmokėsiu. Nekalbėk niekų, kvailutį. Paglostė jo veidą Kalpokas ir nuėjo toliau.